Sveiki visi, tai laida Užeikite, kas laukiate, kartu su manim vaikų chirurgu Benediktu Jonuška. Lapkritis vyrų mėnuo ir jau kalbėjome su urologais apie vyrų bėdas, tačiau mano manimu labai retai pakalbam apie vyrų psichinę sveikatą. Ir šiandien labai džiaugiuosi, kad į laidą atkeliavo psichiatras, psichoterapeutas, profesorius Eugenijus Laurinaitis. Sveiki, profesoriu. Labą dieną. Gero jūs matyt laidoje ir tokią svarbią temą, galbūt gliaudant. Jūsų manimu, ar ne per mažai mes dėmesio skiriam apie būtent vyrų emocinę sveikatą? Galvoju, kad per mažai. Ir galvoju, kad tai yra susijęs su mūsų apskritai tautos kultūriniam ypatybėm. Todėl, kad moteriams leidžiama jausti, leidžiama paisterikuoti truputėlį, leidžiama pakelt balsą ir visa tai yra suprantama kaip toks moteriškas silpnumas ir tegul jos truputį, išputoja, o paskui vėl viskas bus gerai. O tuo tarpu su vyrais yra žymiai sudėtingiau, nes mūsų kultūroje deja, nebe visur, ačiū Dievui, jau nebe taip kategoriškai, bet vis dar yra labai rimtas toksai auklėjimo stereotipas: vyrai neverkia, berniukai nesiskundžia, paskaudės ir praeis. Ir tada tas vyras, augdamas nuo pat mažumės, nesupranta, o kamgi tie jausmai iš viso reikalingi. Juk iš tikrųjų užtektų tik proto. Viską protingai nuspręsim ir viskas protingai ir gerai bus. Ir tai yra didžiausias paklydimas, koks tik gali būti. Pradėkim nuo paprastų, mums visiems suprantamų anatominių faktų. Mūsų smegenys sudarytos iš 2 pusrutulių. Ir tas, kuriame yra taip vadinamas protas, tai yra logikos centras, matematikos centras, šachmatų centras, kalbos centras. Viskas yra kairiajam pusrutulyje. Ir tada, kai aš bandau kartais paaiškinti šitos dalykus vyrams, tai sako, tai kuriems galams tas dešinysis? O dešinysis pusrutulis yra intuicijos pusrutulis, tai yra mūsų sapnų pusrutulis, tai yra mūsų jausmų formulavimo pusrutulis, poreikių. Ir visa šitai turi būti harmoninga, nes smegenys nebereikalogi padarytos iš 2 pusrutulių. Bet kai kurie vyriškiai yra tokie entuziastingi, kad sako, ar nebūtų galima pašalinti to, dešinio nereikalingo. Sakau, tai ne pas mane, tai pas neurochirurgus, jie ten jau gal ir padėtų. Žinoma, suprantat, kad juokauju, bet juokauju taip ne visai linksmai. Todėl, kad iš tiesų pats jausmų turėjimas yra laikomas silpnybė, kas yra absoliutus absurdas dėl paprastos, labai aiškios fiziologinės ypatybės. Jausmai atsiranda žymiai greičiau negu mintys. Jausmas atsiranda maždaug per 0,7 sekundės. Tai yra 2 mirktelėjimai ir jau jausmas yra. O mintis dar, kol ateina, kol aš ją apsvarstau, kol aš ją įkūniju į kažkokį tai sakinį savo pasakyti pačiam, dar ne kitam, savo pačiam, praeina 10 kartų daugiau laiko. Ir todėl jausmai yra mūsų pirminis reagavimo į pasaulį kanalas. Bet jeigu kultūra nemoko vyrų, ką su tais jausmais daryti, ką jie man duoda. Ne tik atima, kaip vyrai labai dažnai skundžiasi, ramybę, pusiausvyrą ir protą. Ne. Čia, kai jau užnešam posūkio, kaip sakome. Bet jeigu jausmai yra normalios apimties, intensyvumo ženklo tai situacijai, tai jie žymiai tiksliau apibūdina, ką tai, su kuo aš dabar susidūriau, man reiškia. Kaip iš tikrųjų šitas pasaulis mane veikia. Ir kas manyje kyla kaip atsakymas į tą poveikį. Tai jausmas yra pirminis, o jau mintis yra paskui apdoroti, ką aš galiu padaryti, tai yra veiksmą. Taip kad, kai kalbam apie jausmus, vyrams tarsi draudžiama jausti. Ir tame yra šiokia tokia anatominė priežastis, kodėl taip yra. Nes mūsų abu pusrutuliai yra sujungti daugybę laidų, kurie vadinami baltąja jungtimi smegenų. Bet pasirodė, kad statistiškai, vidutiniškai, moterų baltoji jungtis yra 10-20% storesnė negu vyrų. O tai reiškia, kad jų pusrutuliai sujungti žymiai geriau negu mūsų vyrų.
O tai reiškia, kad jeigu jos ir įsivažiuoja savo jausmuose ir intensyviai juos išgyvena, bet visiems galiausiai tie du pusrutuliai susitars ir suras kažkokią pusiausvyrą. O vyrų, taigi žinot posakį, jeigu jau įsivažiavo, tai sudiev razumėlė. Taigi kalba eina apie tai, kad iš tikrųjų šitas mūsų vyriškas užsivedimas turi mažiau ryšio su proto, logikos, ramybės reguliuojančių poveikių. Kažkas ten mūsų smegenyse truputį yra kitaip, bet nėra taip visai blogai. Iš tikrųjų, jeigu pasimokom, galim labai daug ko išmokti ir su savo smegenimis susitarti. Taip, kad aš manau, kad mūsų auklėjimo stereotipai kol kas iš tikrųjų nemoko vyrų gyventi su jų jausmais. Dirbant intensyvų darbą budėjimais retai kada tenka ramiai prisėsti ir pavalgyti. Tikriausiai visi darbe turim tą stalčiuką, kuris prikimštas įvairiausių batonėlių, greitai paruošiamo maisto ar kitų nesąmonių. Aš ne išimtis. Tačiau pastarąjį mėnesį išbandžiau visavertį maisto kokteilį narą, kuris ne tik numalšina alkį, tačiau ir suteikia visas reikalingas medžiagas tam, kad po pusvalandžio vėl nesijausčiau alkanas. Kokteiliui pagaminti pakanka vos 2 minučių ir galiu toliau eiti konsultuoti pacientus arba bėgti į operacinę. Visavertis maisto kokteilis Nara yra pagamintas iš natūralių ingredientų, praturtintas vitaminais, mineralais ir puikiai tinka tiems, kurie tiesiog nespėja pavalgyti. Visiems laidos Užeikite, kas laukite pašnekovas, dovanojame maisto kokteilio Nara pakuotes, o jums rekomenduoju pasinaudoti nuolaidos kodu Užeikite, su kuriuo galite gauti 20% nuolaidą. Tai puikia alternatyva visiems nespėjantiems pavalgyti, praleidžiantiems valgį arba renkantis greitą ir ne patys sveikiausią maistą. Išbandykite ir būkite sveiki. Paminėjote anatomiją, tai prie jausmų slopinimo tai tikriausiai prisideda, bet kokie kultūriniai reiškiniai, tai tie visi ugdymas vaikų ir tą emocijų slopinimą skatina, kokios galbūt klaidos buvo daromos kažkada istoriškai arba net dabar? Žinot, labai sunku atsakyti, ar tai buvo klaidos ar ne, todėl kad tuo metu, kai formavosi mūsų tauta ir kai reikėjo, kažkokių tai veiksmų iš visos tautos vyro, o ne iš pavienio vieno ar kito, tai ten buvo labai svarbu mobilizacijas, susikalbėjimas vykdyti kartais žiaurius negailestingus dalykus, ginti tėvynę, tam, kad jinai išliktų, ir ten vietos jausmams nelabai buvo. Ten iš tikrųjų pagrindinis dalykas buvo veiksmai. Ir veiksmai, kurie buvo išmokti, automatizuoti ir apie juos, kad būtų negalvojama, nes tik automatizuoti veiksmai atliekami tobulai. Neautomatizuoti, kai pradedi galvoti, visada kažkas tai sutrinka, kažkas tai sugenda. Tai aš galvoju, kad tautos istorija turėjo savo įtakos. Toliau, jeigu mes kalbam apie mūsų lietuvišką paveldą, taigi porą šimtmečių iš tiesų aukštesni visuomenės sluoksniai Lietuvoje buvo sulenkėję. Jie kalbėjo lenkiškai, jie mąstė lenkiškos kultūros kategorijomis ir tenais poveikis į žemesnį sluoksnį, į tuos valstiečius lietuviškai bešnekančius, buvo gerokai mažesnis. O valstietiškas pasaulis irgi yra mažai vertinantis jausmus. Nugi pagalvokit, kokie jausmai, kai tu eini su žagre. Žagrę reikia tiesiai valdyti ir pakankamai giliai arti. Ir viskas. Jokių jausmų ten nėra. Ir todėl, iš tikrųjų, net skaitant mūsų klasikų, Žemaitės, Petkevičaitės bitės, Vaižganto kūrinius, aiškiai matosi, kad vyrams apie jausmus supratimas nebuvo formuojamas. Ir jo tarsi ir nereikėjo. Aš galvoju, kad iš ten ir atėjo toksai supratimas, požiūris, kad vyrai ir taip pragyvens. Jiems ten su jausmais daryti nėra ką. Ar tiesa, kad vyrams depresija visai kitaip pasireiškia nei moterims? Ne visai kitaip, šito negalima tvirtinti, bet yra dalykų, kurie yra kitaip. Mes turėjom savo laiku labai gerą mūsų pagalbininką,
gydytoją vokietį Wolfgangą Rucą, kuris dirbo iš tikrųjų visą gyvenimą Švedijoje. Ir jisai pasakojo apie savo tyrimus, kuriuos padarė Gotlando saloje, nes tai atvažiavo ir pažiūrėjo, kad tenais yra pats aukščiausias savižudybių procentas visoje Švedijoje. Bet jis pažiūrėjo, kad tai yra vyrų sąskaita. Daugelį šalių, regionų savižudybių daugiau moterų tarpe negu vyrų, o ten buvo daugiau žymiai vyrų tarpe. Ir jis pradėjo žiūrėti, kokiagi yra šitų vyrų klinika. Tai yra, kaip jie pasireiškė savo simptomais susijusiais su psichinė sveikata. Ir pasirodė, kad jiems depresija diagnozuojama žymiai rečiau negu moteriams. Ir moteriams yra skiriami antidepresantai, o vyrams neskiriami šitie vaistai. Vyrams buvo išrašoma antidepresantų 4 kartus mažiau negu moteriams. Ir pasirodė, kad labai neretai ta vyrų depresija pasireikšdavo suirzimu, agresyvumu, nesitvardymu, bet tai buvo vis vien ta pati depresija, todėl kad kiti simptomai buvo tokie patys. Tai yra jėgų neturėjimas, tai yra iš tikrųjų sutrikęs miegas, sutrikęs apetitas, sutrikęs savęs vertinimas, ryžtingų sprendimų nepriėmimas, nemokėjimas apsispręsti situacijose, kada iš tikrųjų reikia kažką tai paimti, kažką tai atmesti iš gyvenimo. Tai yra kiti simptomai buvo tokie patys. Ir aš galvoju, kad tas žudymuose, reiškia, toks pikas Gotlande, ir buvo dėl to, kad vyrai negaudavo antidepresantų, nors tai ne viskas, ką galima padaryti su depresija, bet vienas iš pirmųjų žingsnių. Ir tada daktaras Rucas sukūrė programą daktarams bendros praktikos, šeimos gydytojams, apmokyti, kaip diagnozuoti vyrišką depresiją. Ir jie pradėjo išrašinėti antidepresantus vyrams ir savižudybių skaičius tikrai krito ryškiai. Bet ar nėra viena iš priežasčių, kad sakoma, jog nevyriška kreiptis pas gydytojus, nevyriška skųstis, nevyriška eiti pas psichoterapeutus ir dėl to, kad vyrai daug rečiau kreipiasi, pavyzdžiui, pagalbos? Jie sako, sutvarkysim. Aš tikrai taip negaliu tvirtinti, pas mane ateina daugiau vyrų negu moterų. Gal čia yra mano jau kažkoks tai specifiškumas, bet visai nematau, kad vyrams dabar būtų sunku, tuo labiau, kad pastaruosius turbūt 8 ar 10 metų iš tiesų labai daug žmonių lankiusių psichoterapiją rašo apie tai, viešai kalba, nebijo pasakyti šitų dalykų ir kažkas tai keičiasi, tikrai keičiasi Lietuvoje, kuo aš labai džiaugiuosi. Jeigu kalbėtumėm apie vyrų gėdinimąsi kreiptis pagalbos, tai aš galvoju, kad čia yra jau tokios buvusios epochos atgyvena. O iš tiesų suprasti, kad mes tikrai ne viską galim padaryti patys ir toli gražu ne visada sutvarkysim bėdas tiesiog susiėmę, nes pas mus yra šita legenda susiimk. Tai kai man pacientai kartais sako, jie kartais paklausia, tai gal man tiesiog reikia susiimti? Tai aš jų paklausiu atgal, sakykit, už kurios vietos jūs ruošiate susiimti. Kas taip, kas už sprando, bet akivaizdu visiškai, kad tai nėra ta pozicija, kurioje galima kūrybingai, laisvai, linksmai gyventi. Ir kalba eina apie gyvenimo kokybės atstatymą, apie sprendimų įgūdžių atstatymą arba net sukūrimą, apie mokėjimą savo pačiam pripažinti bejėgiškumą, nes yra situacijų, kuriuose mes niekas negalim nieko pakeisti. Ką mes galim pakeisti artimojo mirties atveju? Mes galim tik išgedėti. Ką mes galim pakeisti, jeigu kas nors susirgo ar pateko į avariją? Mes galim tik padėti tam žmogui sveikti, bet patys tai mes nieko negalim padaryti. Taigi reikia mums, vyrams, mokytis suprasti, kad yra situacijų, kur mes negalim tiesiog nieko padaryti ir susitaikyti su tuo. Ir čia aš visada savo paskaitas paprastai baigiu tokią kinų patarlę: viešpatie, duok man jėgų padaryti, ką galiu, duok man proto nedaryti, ko negaliu, ir duok man išminties atskirti vieną nuo kito. Pamenu šitą jūsų frazę, tikrai baigęs vieną paskaitą būtent su ja,
Bet vyrai yra linkę tikriausiai slapintas emocijas įvairiom priklausomybėm, tai būtų alkoholis, narkotikai, lošimai, ar tai nėra irgi dar viena bėda, kuri priveda prie tų letalių išeičių? Žinot, turbūt yra didelė bėda ir iš tikrųjų, kai kalbam apie sveikatą, tai šitie dalykai jai labai kenkia, bet mes grįžkim gal prie to, kodėl žmonės ima naudoti šituos svaiginančius cheminius preparatus. Pirmiausia, todėl, kad labai mažai mūsų kultūroje visi, ir vyrai, ir moteris, yra mokyti, kad nesėkmės yra organiška gyvenimo dalis, kad toli gražu ne viskas pasiseks, kad iš tikrųjų mūsų psichikos sveikata priklauso ne nuo to, kad aš gyvenu laimingai. Labai dažnas įsivaizduoja, kad jis nori gyventi laimingai. Kas tai yra laimė? Laimė tai yra kelionė į laimę. O kai aš jau pasiekiau tą tašką, kurio norėjau, laimė baigėsi. Ir todėl reikia savo aiškiai pasakyti, kad psichikos sveikatos savoka apima žymiai įvairesnį kiekį dalykų. Ir čia Pasaulio psichikos sveikatos organizacija pasiūlė tokį paprastą trumpą apibrėžimą. Psichinė sveikata yra sugebėjimas dirbti, mylėti, džiaugtis, kentėti ir vėl džiaugtis po kančios. Ir aš galvoju, kad šitie dalykai yra iš tikrųjų labai visapimantis tai, kas yra mūsų gyvenimas. Ir todėl reikėtų labai realistiškai darytis aplinkui ir žiūrėti, kur ką aš galiu, kur ko negaliu. Taip, gaila, norėčiau, bet ir dėl to nekentėti, nes tai yra mūsų ribos. O kas iš tikrųjų nusiteikęs, kad būtinai jam reikia laimės, tai jeigu jos neateina per gyvenimo faktus ir veiksmus, tada jis pabando šitai padaryti su chemija. Ir tai yra tų priklausomybių pradžia. O jau toliau tenais užsiveda visai kiti mechanizmai, ir biologiniai, ir psichologiniai. Ir tos priklausomybės yra kaip vėžys, graužiantis žmogaus asmenybę. Ne per seniausiai toks labai nejaukus ir gana liūdnas įvykis buvo, nes vienas pažįstamas nusižudė ir su draugais kalbėjom, kad sako, žaidžiam vienoje krepšinio komandoje, žaidėm ir ant suoliuko sėdėjau ir net negalėjau pagalvoti, kad kažkas jam blogai. Kaip atpažinti, kad žmogui gali būti blogai, gal yra kažkokių signalų, kuris jį juos skleidžia, arba tiesiog į ką galima atkreipti dėmesį, kad padėti žmogui, kuris galbūt dar nenori tos pagalbos, ar dar nesupranta, kad jam to reikia, ar yra įmanoma iš viso tai padaryti? Ir taip ir ne. Todėl, kad jeigu žmogus nenori parodyti, jis ir neparodys. Jeigu jisai negalvoja nerodyti, tai nesąmoningai išlenda tam tikri signalai, kurie turėtų sukelti rūpestį ir pavojaus jausmą artimiesiems žmonėms. Tai pirmas dalykas yra tokie subtilūs požymiai, kaip kalbėjimas, o kas būna po mirties, kas tenais tam pasauly kitam būna. Antras užsiminimas, ypač savo daktarui, kad žinot, gal jūs pasirūpinsit mano šeima. Nesakydamas nieko, kodėl jie reikia rūpintis. Kartais tai yra pokalbis apie kažkokią tolimą kelionę, nors prieš tai jis niekur nesiruošia keliauti. Kartais tai gali būti tiesiog nusivylimas ir nutylimas. Jeigu anksčiau jis kalbėjo apie savo blogą savijautą, apie savo liūdesį ir prislėgtumą, staiga jis visai nutyla. Ir tai jau turėtų būti pavojaus signalas profesionalui. Ir be jokios abejonės sapnai, kuriuose yra kraujas, žudynės, mirtys, irgi yra pasąmoningo mūsų pasaulio išėjimas į kažkokius vaizdinius, kuriuos reikia traktuoti rimtai ir klausti, ką tai reiškia. Ir kas dar įdomu, vienas iš tokių subtilių požymių yra tai, kad jeigu žmogaus tiesiai užklausi, ar tau neateina savižudiškos mintis, jis ima itin piktai ir agresyviai reaguoti. Ką tu čia dabar kalbi, kaip tu su manim leidi savo taip šnekėti? Ir tai yra negeras ženklas. Bet padėti tokiem žmonėm, kaip suprantu, galima.
Galima, bet tam reikia Visko. iš tikrųjų visų pirma tą žmogų nuvesti arba nuvežti pas psichiatrus. Tai yra jų darbas. Ir tik po to, kai jie įvertins ir jie nuspręs, ką galima daryti, galima kažkaip atsipalaiduoti. Čia yra jų užduotis saugoti žmogaus gyvybę, net jam pačiam to nenorint. Palikim šitą temą šone, aš prie rudenį, kadangi filmuojam šitą laidą ir išeis rudenį būtent ši laida, tai vis tiek niūrokas metas, rytą atsikeli, tamsu, nesinori niekur eiti, vis tiek tos nuotaikos nėra kartais ir būna įvairiausių krizių tikriausiai ir vyrams taip pat, kas dažniausiai pasireiškia rudenį ir su kuo susiduria vyrai, su kokiamis problemom. Žinot, vyrų problemos ne tiek svarkiai susijusios su oru arba saulė, kas žymiai dažniau būna moterims. Tai nereiškia visai nesusijusios, bet žymiai rečiau. Bet žymiai dažniau jos yra susijusios su įvairiais išoriniais svarbiais veiksniais, ypač ekonominiais, kai kalba eina apie žmonės su kažkokiu verslu, su kažkokia savo, finansinė būklė ir kada jinai dėl kažkokių tai valdžios sprendimų, sezono svyravimų įvairiausių, rinkos pokyčių pradeda blogėti, tada ir jų krizė ateina. Jiems tai yra labai svarbus dalykai, ką galima turbūt suprasti, nes lygi šiol dauguma vyrų ir kai kurios moterys tebegalvoja, kad vyras yra maitintojas. Čia jo pareiga yra išmaitinti visą šeimą ir kaip jis tai daro, kiek kokybiškai savo šitą pareigą atlieka, taip jį ir vertina. Tai čia mes norim ar nenorim, turim tokių, specifinių vyriškų problemų susijusių su išgyvenimu ir pragyvenimu. Bet yra ir kitokių dalykų, aš galvoju, kad su tom trumpėjančiom dienom ir ilgėjančiom naktim padaugėja laiko namie. Nes kol šviesu, norėdavosi kažkur eiti, pazilioti po miestą, dabar šitai truputėlį mažėja. Ir tai reiškia, kad būnant namie išryškėja kažkokios tai problemos, apie kurias anksčiau gal nebuvo šnekama. Gal nebuvo jos gvildenamos, gal nebuvo suprasta, kiek jos iš tikrųjų gilios ir rimtos. Ir čia jau yra santykių reikalai, kuriuos irgi reikia spręsti, jų negalima taip palikti. Bet tai nėra jau vien vyriška. Santykiai visada yra tarp žmonių, o ne žmoguje. Tai iš esmės prie vyrų psichinės sveikatos labai daug prisideda ir šalia esantis ir partneriai, artimieji, kurie turi nemažą įtaką ir gali prisidėti tiek prie pagerėjimo, tiek ir pablogėjimo. Mes visi esam kažkokiose šeimose, ar didesnėse, ar mažesnėse, ar artimesnėse, ar truputį tolimesnėse, nesvarbu. Mes nei vienas negyvenam po vieną. Ir todėl natūralu, kad santykiai, jų kokybė, jų tarpusavio, tų žmonių ryšys, mokėjimas pajausti vienam kitą. Taip, kad vadinam empatija. Labai dažnai empatiją žmonės painioja su simpatija ir tai yra visiškai ne tas pats. Simpatija tai yra mano geras jausmas kažkam. Aš jį užjaučiu, aš jo gailiu, aš jo žaviuosi, aš juo esu patenkintas ir laimingas, kad su juo. O empatija yra mokėjimas pajausti, ką kitas jaučia. Tai yra, jeigu jis jaučia pyktį, aš pajuntu pyktį. Jeigu jis jaučia liūdesį, aš pajuntu liūdesį. Tai nėra simpatija, tai yra mokėjimas pajausti. Ir šitai duoda labai svarbią informaciją, kaip tavo pašnekovas jaučiasi šiuo metu. Ir tai duoda galimybę kažkaip tai jam padėti, jeigu jam reikia tos pagalbos. Taip, kad kai kalbam apie mūsų santykių tinklą, kuriame esam, šitas mokėjimas vienam kitą jausti yra labai svarbus, esmingas, sakyčiau, netgi gebėjimas, bet jis pasireiškia tik tarp dviejų žmonių. Gali būti, kad su vienu aš esu jo labai empatiškas, o su kitu niekaip. Ir turbūt esat ne vienas patyrę, kad iš tikrųjų yra kažkokie žmonės, su kuriais, kaip į lentą, nieko nejaučiu ir nors tu pasikark. Taip, tai būna. O ar galima empatijos išmokti? Ar tai yra visgi įgimtas dalykas? Yra du komponentai mūsų empatijai – biologinis ir psichologinis. Biologinis tai yra tai, ką mes vadiname nerezonansais, iš pradžių vadinom, tais veidrodiniais neuronais, bet dabar mes žinom puikiai, neuronai po vieną nedirba, jie dirba tinklais, tai dabar jie vadinami rezonansiniais tinklais. Tai yra, kada kito žmogaus smegenyse susiaktyvina tam tikras tinklas, pavyzdžiui, pamačius maistą,
Pavyzdžiui, pamačius gražią moterį. Pavyzdžiui, pajutus šaltį. Tai yra labai įvairių registrų. Tai gali būti jausmas. Automatiškai stebinčiame žmoguje, nieko nepasakys, irgi aktyvinasi tas pats mūsų nervų tinklas. Tai yra rezonansiniai tinklai. Tai yra empatijos pagrindas, pradžia. Bet esmė tai yra ta, kad tą jausmą, kurį aš pajutau, reikia aiškiai savo įvardinti kaip ne mano. Kad tai yra jo jausmas ir mokėti jį išreikšti. Aš jaučiu, kad tu bijai. Man regis, kad tu alkanas. Klausyk, tu atrodo susižavėjai. Pajusti neužtenka. Tam, kad atsirastų kažkas tarp mūsų, tą reikia iškalbėti. Paminėjote, kad vyrai turi būti šeimos maitintojai, niekad nepalūžti. Nepaminėjau šito. Čia yra tas stereotipai. Socialinis, ekonominis spaudimas toksai, kurį galbūt taiko kartais ir jaučia kai kurie vyrai. Bet kaip su tuo reiktų susitvarkyti, kai iš tavęs ko nereikalauja, nepalūžti, nerodytų emocijų aplinka būtent ar darbo aplinka. Kaip su tuo tvarkytis asmeniškai reiktų? Žinot, aš negaliu atsakyti už kiekvieną žmogų, todėl kad iš tiesų išeitis renkasi patys vyrai. Bet aš galvoju, kad reikia paskaičiuoti, kiek man kainuoja šita mano aplinkos reakcija, kiek tas spaudimas man kenkia. Ir jeigu tikrai kenkia labai, gal reikia tiesiog atsisveikinti ir ieškoti kitos terpės, kurioje į tuos dalykus bus žiūrima tolerantiškiau. Mes iš tikrųjų neturime kentėti dėl to, kad kitiems kažkas kažkaip atrodo. Apie perdegimą dar norėčiau jūsų paklausti, kaip vyrui suprasti, kad jau yra šalia perdegimas ir kad jau reikia tą stabdžio rankenos ieškoti, kad kaip pabaigti. Kokie yra tie signalai pagrindiniai? Yra 3 grupės simptomų. Pirma grupė simptomų tai yra emocinio išsekimo jausmas. Tai jausmas, kad jau nebegaliu, viskas. Bet tas emocinis išsekimas ateina ir praeina. Mes ne vieną kartą esame jį patyrę. Tai gali būti susiję su įvairiausiamis problemomis namie, darbe, ateina, pailsim, atsijungiam ir praeina. Kita grupė simptomų yra tai, kas yra pavadinta depersonalizacija. Pažodžiui, savo asmenybės vertybių praradimas. Kai aš nuėjau į kažkokią profesiją, tikėdamasis ten kažką padaryti, ypatingai jeigu ta profesija susijusi su žmonėmis. Ir kai mes kalbame apie medikus, tai visų pirma būtent padėti žmonėms. Bet kai ateina toks laikas, kai aš nebegaliu jų matyti, kai paklausi kolegos, klausyk, tu lauki paciento ar ne? Ne, aš laukiu, kad jis neateitų, sako jisai. Tai yra kalba eina apie tai, kad jam tai, kam jis pašventė savo gyvenimą ir mokymasi, tampa nebe malonu, baisu, bjauru, nepriimtina. Ir tai veda prie to, kad gydytojai labai neretai naudoja taip vadinamą racionalizaciją. Ką jie sako? Mesgi jiems visiems aiškinam, negerk, nerūkyk, užsiimk fizinę veiklą, sveikai maitinkis, o jie viską daro atvirkščiai ir paskui ateina pas mus ir skundžiasi. Taip jiems ir reikia. Ką tai rodo? Tai rodo neturėjimą užuojautos, jau nebe empatijos, o užuojautos kenčiančiam žmogui. Jis darė taip negerai, bet mes galim pažiūrėti gydytojus ir pasirodo, kad gydytojų sergamumas yra ne mažesnis, o didesnis už bendros populiacijos sergamumą. Ir kodėl didesnis? Irgi aišku, todėl kad jie patys gydo save ir neina pas savo kolegas, kada reikia gydytis. Ir kai mes kalbam apie šitą, kaip čia pasakius, tamsėje pusė to požiūrio į savo darbo objektus, tai yra žmonės, tai labai neretai šitas nusivylimas veda prie to, kad atsiranda tai, kas yra vadinama domėjimasis atsiribojus. Kai gydytojas klausia tik tai simptomai, tas yra, ne šito jūs man nepasakokit, čia ne man. Ir jeigu nėra, tai sveikas galėjai. Yra, šito receptas, viso gero. Tai yra tas atsitraukimas, tik skaičiuojant simptomus
irgi yra mūsų perdegimo požymis. Bet trečias, paskutinis, bet labai svarbus irgi požymis yra tai, kad mes nusiviliam savim pačiais. Kad mes nuėjom į tą profesiją su energija, entuziazmu, su noru kažką joje nuveikti. Ir dabar niekas mūsų nebetraukia ir nedomina. Aš nebenoriu šito visko daryti. Ir tai yra triada, kaip jau sakiau, pirmiausia, emocinis išsekimas, depersonalizacija ir savivertės kritimas. Tai jau rodo pilną perdegimo sindromą. Koks yra skambutis, kada reikėtų pradėti galvoti, arba kai vienas iš tų simptomų pasidaro pakankamai gerai juntamas ir aiškiai suvokiamas, arba kai keli skambučiai karts nuo karto paskamba, bet dar nesudaro vieningos visumos, jau laikas susirūpinti. O užtenka pauzės tiesiog, kad sustot, ar reikia vis tiek profesionalų įsikišimo? Mes to kol kas nemokam čia Lietuvoje gydyti, nesam susitarę kaip gydyti perdegimo sindromą. Pavyzdžiui, Danijai žmogui su perdegimo sindromu duoda 2 mėnesius atostogų ir gydo iš pradžių labai trumpai stacionare, paskui dienos stacionare, paskui ambulatoriškai, psichoterapiškai, be abejo, nėra vaistų, nėra. Švedijoje duoda atostogas iki metų. Vokietijoje taip pat, tai yra mėnesiai skaičiuojamos atostogos, bet nesitikima, kad atostogos pagydys. Tai yra psichoterapija būtina šitame laike. Tai aš galvoju, kad kol kas pas mus su perdegimo sindromu nelabai kaip tvarkomasi. O kokios perspektyvos yra, vis tiek gal einama link to, ar vis dar Nežinau, čia nejudam? yra Sveikatos apsaugos ministerijos uždavinys kurti normatyvus, ką ir kaip gydyti, ir aš galvoju, kad galų gale kada nors ateis laikas. Kaip medikui vis tiek labai sunku kartais identifikuoti pačiam, kad tu link perdegimo eini, kad tau sunku susikoncentruoti, arba kartais pacientai nebedžiugina ir tas, aš įsivaizduoju, dar sunkiau yra ir kitų specialybių žmonėm, kurie su medicina iš viso mažai turi to kontakto. Ar tiesa, kad perdegimas yra daugiausia pas tuos, kurie dirba su žmonėm būtent? Tikrai taip. Todėl, kad žmonės yra pats sunkiausias darbo objektas. Praktiškai su kiekvienu reikia surasti individualų specifinį kontaktą ir tai kainuoja. Esu aš girdėjęs tokią frazę, nuo perdengimo nušokant toliau, kad vyras vienas pažįstamas sakė, kad taip, aš suprantu, problemų turiu, reikia man su jom tvarkytis, bet manęs psichoterapeutas nesupras, aš nenoriu ten keliauti, bandysiu sutvarkyti pats. Kokia jūsų žinutė būtų būtent tiems, kurie jau kaip identifikuoja, kad turi problemų, bet kreiptis dar nenori kažkur ir bando dar tvarkytis, ragais, nagais įsijėmė į tą problemą? Na, aš galiu tik pakartoti tą patarlę, kurią sakiau. Jeigu yra jėgų susitvarkyti, tvarkykitės. Jeigu tvarkotės ir matot, kad nesusitvarko, supraskit, kad tai jau viršė jūsų paties sugebėjimus ir galias. O tai reiškia, kad reikia eiti pas tuos, kurie šito mokėsi ir kurie šitai daro stengdamėsi būti kiek įmanoma geresni pagalbininkai. Ar tiesa, kad psichoterapija kainuoja pigiau negu visos tos problemos, kurios susikaupia ir tada išmuša iš darbo, iš produktyvumo ir taip toliau? Apskritai, tai tikrai taip. Kai buvo netgi dar labai įdomus finansinis toks paskaičiavimas Niujorke, kai žmonės su tokiu labai sunkiu asmenybės sutrikimu, ribinio tipo asmenybės sutrikimu, gydė psichoterapiją ir paskui paskaičiavo, kiek kainavo jų gydymas, kurie nebuvo psichoterapijoje, ir kiek kainavo gydymas, kurie buvo psichoterapijoje, privačioje pagal įkainius normalius ir taip toliau. Pasirodo santykis 1:4. Todėl, kad prarasdavo šitie žmonės be psichoterapijos darbo dienas, gulėdavo ligoninėse, kas labai brangiai kainuoja, turėdavo nedarbingumo lapelius ilgą laiką ir pasirodė, kad nuostoliai buvo 4 kart didesni, negu juos gydyti psichoterapiškai. Kokie būtų, pabaigai klausimas, kokia būtų jūsų žinutė būtent vyrams, žiūrintiems šitą laidą, kurie supranta, kad
viskas čia yra tvarkoj, visi galim turėti problemų, bet viską spręsti reikia tiek pačiam, tiek ir su kitų pagalba. Ko palinkėtumėt mūsų žiūrovams, būtent kalbant apie tą psichinę sveikatą, apie vyrų psichinę sveikatą, kaip jie galėtų jie pasirūpinti? Mano atsakymas būtų labai trumpas. Būkit drąsus būti silpni. Su tuo šitą laidą ir norėčiau pabaigti, bet mes dar turim jums ir dovanų, mūsų draugai Nara, tai yra maisto kokteilis, kur jeigu neturit laiko pavalgyti tarp psichoterapijos seansų, susiplakat kokteilį, užkandat ir galit ramiai konsultuoti pacientus. Dovanojam jums, ačiū jums labai, kad atkeliavote, Labai ačiū. Kad pasidalinot tokiom puikiom idėjom ir aš tikiuosi, kad tai pasieks būtent vyrus, nors laidą daugumą žiūri moteris, bet gal jos paskatins vyrus pažiūrėti. Aš to ir palinkėsiu, paskatinkit vyrus pažiūrėti šią laidą. Šioje laidoje, užeikite, kas laukite, svečiavosi psichiatras, psichoterapeutas, profesorius Eugenijus Laurinaitis ir laidą galite stebėti YouTube kanale Užeikite. Iki greito